Sveiki atvykę į Valstybinių mokslinių tyrimų institutą, Gamtos tyrimų centrą. Tai didžiausia Lietuvoje gamtos tyrimų organizacija. Tyriami visi gamtos aspektai, tiek gyvoji gamta, botanika, zoologija, akvatinės sistemos, vanduo, oras ir aišku žemės gelmės. Taigi dabar akmuo yra žmogui svarbus visais aspektais. Tai yra statybinė medžiaga, kitas dalykas mineralai, kuriuos matote turtingoje Gamtos tyrimų centro mineralų muziejaus ekspozicijoje, uolienos, kurios yra svarbios kaip naudingosios medžiagos. Ir dar vienas aspektas yra labai svarbus, tai yra akmenligė. Tai yra akmuo naudojamas aplinkos puošybai, kraštovaizdžio architektūrai, kraštovaizdžio paįvairinimui. Taip, kad akmenys mums yra įdomus. Ir štai dažnai iškyla klausimas, kiekgi akmuo sveria? Kaipgi pasverti akmenį? Paimkime akmenį, padėkime ant svarstyklių ir sužinosime jo tikrą svorį. Taip, bet jeigu akmuo didžiulis, kokių 2 metrų diametro, pabandykime jį pakelti. Turbūt nepasiseks iš karto. Betgi yra ir paprastesni dalykai, tai yra išmatuoti akmens tūrį. Todėl į pagalbą pasverti šį akmenį kviečiu bičiulį, mūsų kolegą bendradarbį Pranciškų Maigį, viešųjų ryšių specialistą, komunikacijos specialistą. Pranciškau, pasverkime šitą akmenį. Skaičiuojame 3 spindulius. R1 1,20 m. 1,20 m. Antras spindulys. Taip. Biškį žemiau. 0,9 m. Ir trečias spindulys. Imkime 1 metras. Užrašėte? Skaičiuosime tūrį. Gauname 4,5 kubinio metro. 4,5 kubinio metro tūris. Šio akmenuko apimtis. Dabar dauginame iš 2,8 ir gauname akmens svorį. Tai šis mūsų gražuolis sveria 12,6 tonos. Įspūdingas.